Ačiū Bateri. Ačiū Bateri. Be jūsų nebūtų mūsų, bet šiaip tai aš iš tiesų gavau tos apklausos duomenis ir aš iš principo esu patenkintas. Tai, ką mes padarėm visi kartu, subūrėm tuos dalyvius, kuriuos subūrėm. Iš tiesų noriu pasidžiaugti dalyviais, nes jie visai geri gavosi. Truputį, netruputį. Savininkui nesakykit. Saulė kaitina, žinai, jeigu nėra, jau ant moto savo tik užlipi ir jau tik tai laikaisi, daugiau nieko. Kiek buvo dalyvių? Kiekvieną dieną turėjom maždaug 117 dalyvių važiuojančių. Nes ties pusiniu momentu tie dalyviai keitėsi, vieni išvažiavo, kiti sugedo. Tai kiekvieną dieną turėjom nedaugiau 117. Taip, palaukit. Aš biški 117 truputėlį. Mes atsimenu visada sakėm, į Apple leidžiam nedaugiau 100, o dabar aš matau, kad čia kažkas kažkur tai ten Kadangi truputėlį, ar čia kažką aš netaip suprantu. 100 yra tradicinio dalyvių. 100 dalyvių, žodis kurie važiuoja išlaikytas, tradicinę, Taip. jie buvo viršio, 100 neviršio, kiti buvo tie, kas važiavo pažintinį arba žvyrą, kitaip sakant. Jo, tai va šito vietą tikrai noriu pasidžiaugti, kad atsirado tų dalyvių, kurie važiavo į pažintinį. Tai, šiemet turbūt didžiausias pažintinis buvo Jo. apskritai, kokį mes APL-as yra matęs ir turėjęs. Tai šitas labai fainai, vat, ką Saulius minėjo dar prieš mūsų šitą pokalbį, tai kad buvo kas iš tradicinio perėjo į pažintinę, ar ne? Jo, nes gavosi ten toks, tas pažintinis irgi kaip ir formatas biškai pasikeitęs ir tai yra labiau žvyro, reiktų sakyti, negu pažintinis. Nes jeigu kas yra anksčiau važiavę pažintinį, tai būdavo anksčiau tiesiog duoti punktai, kuriuos tu lankai ir važiuoji savo keliu, kur tu nori važiuoti. O dabar mes turim treką, tiesiog yra lengvesnis, gerokai yra žvyro keliai. Ir jeigu tau kažkas atsitiko, sakykime, pirmą dieną nukritai ir ten susimušiai koją, ir nebenori ten Gali miksuoti. arba gali miksuoti. Tiesiog ateina pas mus dalyviai, paprašo treko, duodam treką žvyro. Tai jūs kaip organizatoriai šitoje vietoje taip laisvai į tą dalyką, į dalyvių norus atsižvelgiat ir ten kelionė tokio visiems griežtumo. turbūt geras laikas, o ne čia. Taip, prizinių vietų, tuo labiau pažintiniam nėra, tai Pabrėžiam, kodėl ne? APL-as tai ne varžybos, atostogos. Ne? Taip, Ir jūs taip. padarėte tas Kelionė. atostogas tie, kas važiavo pirmą kartą, kad jie būtų, įtariu, kad atsimintų ilgam šitą dalyką. O kiek buvo tarp kitko pirmą kartą važiuojančių? Priminkit, kas... 70%, biškai daugiau negu 70%. Tai reiškia, 70 grubiai 5 dalyviai buvo pirmą kartą Pirmą važiuojantis kartą, APL. ne, važiuojantis. Gerai. Tai jeigu galima, truputėlį apžvelkim, jūs padarėt apklausą po APL-o, kuris įvyko, padarėt apklausą dalyvių, nes APL-as, kaip suprantu, jis nesibaigia, jisai vėl prasideda ir jau tęsiasi, jau eina kalba apie 27 ir kai bus soldautas bilietų, praneškit man iš anksto. Jokau. Tai va, tai grįžkim prie to, padarėt apklausą. Kiek dalyvių dalyvavo procentaliai toje apklausoje ir kokius balus įvertinimus, čia 5-balė sistema, kaip suprantu, buvo daroma. Jo. Tai klausimas, aš turiu šituos skaičius ir man bendras įspūdis aplamai paėmus 4,68, tai yra beveik 4,7 balų iš 5. Tai puikus įvertinimas, sakyčiau. Kaip jūs manot, kas tai lėmė tą dalyką? Tai atsakant į tos klausimus, sakykime, paeiliui, tai jeigu turėjom grubiai 100 overall, ne, ten tų pusinių, nes jie keitėsi, Taip. tai mes ten turėjom 134 dalyvius berots apskritai važiavusius, startavusius, kiti anksčiau baigė negu finišavo, tai iš apklausos surinkom 64 respondentus. Tai, daugiau nei pusė, kas beveik pusė, ne daugiau. Bet kokiu atveju, tas feedbackas ir grįžtamasis ryšys mums yra labai svarbu, kad mes galėtume tobulėti ir augti ir toliau. Ką matom iš to, kad, kaip pats sakai, beveik 4,7 balų iš 5 galimų, tai šitoje vietoje mes esam pakankamai patenkinti. Galbūt ta likusi dalis, kuri nebalsavo, galbūt būtų kažkaip kitaip iškreipus tos duomenis, ar ne? Kas gali būti? Dar į pliusą, nes kiek mačiau šypsenų per Aplą, tai būtų dar didesnis. Tai va, tai galbūt Manau. 4,99, ne? Bet šiai dienai turim 4,7.
esam džiugioj nuotaikoje dėl šito, ar ne? Nes, iš tiesų norim padaryti, kad tas renginys būtų fainas, norim padaryti, kad jį norėtų žmonės grįžti, apie jį kalbėtų ir sužinotų draugai, pažįstami ir artimieji. Tai dėl šito stengiamės, manau, lygiai taip pat ir visi mūsų rėmėjai, dėl to džiaugiasi, kad mes sukūrėm tokį fainą renginį. Na, per mediją APL skambėjo, tai nežinau, atsidarai per belę kokį kanalą matau, bet čia truputėlį, tai per visur. Aplas, bet čia dar prie to prieisim. Tai grįžkim prie tos apklausos dalyvių ir pasidomėkim tokiu daiktu, kaip išskirkim 3 įdomiausius dalykus, ką labiausiai vertino. Ir po to dar keletą dalykų, ko labiausiai nevertino, sakykime, ir ką mes norėtumėm pakeisti, padaryti, ką APL organizatoriai norėtų. Tai, pavyzdžiui, iš tų dalyvių gerai, bendras įspūdis puikus, 4,7, pagal mane tai čia nuostabiai yra. Tai ar aš teisus, kad išskyrė labiausiai atmosferą ir bendruomenę, tai yra bendrystė, jeigu tokį galima pavadinti, ne, kad bendrystė yra įvertinta iš vis 4,82. Taip. Tai čia, aš nelabai tikiuosi, nelabai įsivaizduoju, kur dar aukščiau mes galime. Aš tai jo, šitoj vietoj. Šiaip tas, jeigu kalbant apie bendrystę, tai buvo galima pamatyti, kaip buvo tie žmonės, kurie važiavo pirmą kartą, kaip žiūrėjo į tos dalykus, kur jeigu tu jau ne pirmą kartą važiuoji, tu žinai, kad čia viskas įmanoma šitoje vietoje. Kad tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, kažkas ryte atsikėlė ir suprato, kad nebeturi KTM priekinės žvaigždės ir jau galvoja, kad gal aš jau ir nebevažiuosiu. Sako, taigi praeik pro aplinkui, pro žmonės ir paklaus. Tiesiog tai užtruko 5 minutės, kai susiras žvaigždė ir tie, kurie pirmą kartą važiavo, buvo čia kaip įmanoma maždaug. Čia vidury laukų kažkur pas kažką, čia tokie dalykai. Tai ir žmogus tiesiog susitvarkė motociklą, bet daugiau problemų buvo. Ir jam tiesiog aplinkiniai atėjo, padėjo, padarė naują mocą, jisai išvažiavo ir baigė, finišavo. Bet čia ir yra tas toksai bendrystės principas, kad įsilieki tą kompaniją, susipažink su naujais dalyviais. Jeigu tu esi šviežias enduro pasaulyje, ieškai draugų, nenori važiuoti Dakarą, nori atostogauti, nori po Aplo gerai važiuoti jau enduro, tai tu tiesiog ateini, nebijai, bendrauji, važiuoji, būk draugiškas, su tavim bus draugiškai ir veiksmas važiuoja automatiškai. Tai su bendrystė pas Aplo yra viskas tvarko ir tikiuosi, kad tas dalykas ir 27 ir 28 balas tik kils ir jūs tiktais naujovių tiktais įdieksit mums. O žiūrėkit, registracija įvertinta yra, registracijos procesas 4,82, tai yra irgi, ką čia dar galim patobulinti? Šitoje vietoje yra iš tikrųjų ką patobulinti registracijos metu, ten mes po to jau važiuojant sužinojom, kad kai kurie žmonės ten, sakykime, nori vegetariško maisto, kas registracijų niekaip neatspindėjo, bet tokius dalykus ten yra maži niuansai, kur dar tikrai galim pasitengti padaryti ir dar pakelti. Iš tiesų mes galvom apie tos, kur, sakykime, ne viską valgo, ne? Aha. Bet registracijos metu tiesiog pamiršom šitai traukti klausimą, o po to jau tas klausimas, jisai pastovi visur tuliojasi, mes jį, darbas, pas mus tai gaunasi 7 darbo dienos. Ir mes visai stengiamės to nepamiršti, bet taip, pripažinsim, biškai buvom pamiršę ne vienas į kelią. Tai atsiprašom tu dar kartą žmogaus, kurį pamiršom, bet pasistengsim padaryti taip sekančiais metais, kad nebūtų net galimybės tiesiog pamiršti. Dedame savo čeklistą. Taip. Aplo, kas nežino, Aplo organizavimas tai prasideda jau nuo šiandien, kitų metų, o ne nuo naujų metų, ne balandį, ne gegužę, nuo dabar. Tai stovyklavietės. Galiu dalyvio akimis, nes aš važiavau Aplą, jis buvo toks, wow, stovyklavietės, balas. 4,12, matau šypsenas organizatorių veide, išgirdot komentarus. Išgirdot komentarus, tai pasidalinkit apie tos komentarus, ką išgirdot ir ką norėtumėt pakeisti ir ką galbūt pakeisit kitais metais ar patobulinsite. Tai jo, kalbant apie tas stovyklavietės, ten taip ir gaunasi, kad tas balas 4,12 turbūt ir yra dėl to toksai, kad vienas yra vertinamas turbūt labai aukštai, o kitas yra labai žemai. Ir turbūt tas 4,12 neatspindi tų skirtumų turbūt visų, nes yra tokios stovyklavietės kaip ta pati Būtingė, kur žmonės turbūt jie vertina turbūt ten gal 2 netgi ten kažkam. Tai sekančiais metais ar jinai bus pakeista, mes aišku svarstom taip, žadėti 100%, kad tai bus
kol kas dar ne, nes dar anksti, bet čia yra labai didelis klaustukas šitoje vietoje ir bus jo turbūt. Tai prabėkime iš eilės, va tas stovyklavietės, kurios buvo. Visaginas, pirma nakvynė. Visaginas pakišo mum koją, pakišo koją čia gerąją prasme, nes paserviravo alaus. Vakarieniai. Visiems prie vakarienės. Taip, tai visi dalyviai, normalu, aš irgi jų vietoje labai tikėčiausi. Taip, tai aš irgi tikėčiausi, kad ir sekantį vakarą tai bus, bet taip nebuvo. Bet, čia gyveni ir mokaisi, ar ne? Tai mes šitą vietą gal atsižvelgsim į šitą klausimą, bet šiaip Visaginas gerai, Biržai labai gerai, ne? Biržai atsiliepimai, aš iš vidaus įsiterpiu irgi atsiliepimai yra all good, viskas tvarkoja, viskas gerai, tualetai, karštas vanduo. Taip, tada mes... Tai va, tiesiog, jis yra Būtingė. Būtingė yra, gal jau yra dėl to, kad tai yra irgi ilga diena ir atvažiavus ten po dulkių ir dar po elektros linijos gale. Jo, suprantate, ten gaunas taip, tu atvažiuoji tos 400 kg, atvažiuoji vakare, dar ten paskutinis ten toksai pagerintas ežiuko etapas elektros linija, kur ten, toks. Ir tu jau atvažiuoji ir tu nori, kaip čia pasakyti gražiai, atsipipinės, žinai, tu nori karšto dušo, tu nori karšto maisto, maistas yra, nori tokio civilizacijos, jo, tau ta jūra tokia, taip, jūra valio, bet tau ne iki saulėlydžio, tu nori tokio nusipraust, pasistatyti palapinę, suspėti iki lietaus, o ten toks buvo biški diskomfortas šiek tiek, tai va šitoje vietoje toks kabliukas, matyt, čia ir atsiliepia į tos balus, žinai. Bet... Tai mes ir šiemet iš tiesų, neslėpsim, su Sauliumi labai diskutavom, ką daryti su Būtinge, nes yra už ir prieš, ar ne? Tu visą laiką laviruoji tarp kainos ir tos kokybės, ką tu gali gauti. Sekantį variantą, kurį mes žiūrėjom, sakykime, šalimais, buvo tai, kad mums tas kempingas kainuoja ten 3 kartus daugiau. Kainos prasme. O dalyviam kainos mes kelti nenorim. Jo, o kainos kelti nenorim. Jo, ir tas pakilimas kokybės nebūtų ant tiek ženklus, kad tikrai vertėtų dalyvius papildomai apmokestinti. Ir kažkaip nusprendėm surizikuoti šiemet jo ir antrą kartą išgirdom tą patį atsakymą, kad Būtingė daugiau. Tai labai... Trečią kartą turbūt nebandysim. Jo, turbūt nebandysim, tikrai stengsimės, greičiausiai gali būti, kad ir biškai maršrutas keisis tada, ne iki jūros, gal kažkiek, gal trumpiau, gal... Žiūrėsim, šitas klausimas tikrai yra ant lėkštutės. Nes jeigu jisai yra toks svarbus dalyviams, tai aš manau, jūs paskelbsite dar tą dalyką apie tas stovyklaitės preliminariai jau, ne po metų, ne prieš startą, tai jau bus jau daug anksčiau žinoma, kada ir kur kokia bus. Tai yra, ten gegužis, kovas, maybe. Mes pradedam taip, šitą medžioklę pradedam anksčiau, ar ne, bet vėlgi, ne visi kempingai dirba. Kempingai dirba sezono metu, kaip, pavyzdžiui, Visaginas, jisai ten iš viso mums kada tik taip birželį pradėjo atsiliepti. Tiesiog atsirado. Supratau. Tai va. Tęsiant temą, gerai, Rusnė, klausimų, kiek girdėjau? Manau, kad ne, nes ten yra pakankamai viskas gerai, nes yra atsinaujinę savo namelius turi ir šiaip pakankamai vietos nameliuose yra. Plius ten buvo žaidimai, prie kurių grįšim, tai ten žaidimai, buvo pirtis, taipogi užsakyta dalyviams, tai aš manau, kad su Rusnė labai gerai, Vištytis. Vištytis, tai mes galime online atsiprašyti dalyvių už šitą kavinę, turbūt, nes tikrai taip, už kavinės administraciją, nes, ten nesusipratimų, sakykime, taip lengvai. Ir ne tik, ten bendrai ta irgi vieta, kuria irgi yra viena iš tų, kuri turėtų būti pakeista ir dėl to stengsimės kitais metais kažką ieškoti aplinkui. Ir nuostabiausias Zervynos. Pati šilčiausia upė Lietuvoje Ūla, ne? Taip. Papasakosiu Italas mūsų komandai, žinai, jis jau po visą Aplo jau priprato prie visų šitų bairių ir sako, kaip čia palauk išvertus lietuvių kalbą, sako, gražinkit mane gyvą, žinai. Viskas tvarkoja, viskas fainai, sakau, šok į upę, eik į pirtį, sako, ne, aš į pirtį nelabai, žinai, tu sakau, šiaip nešok, žinai, bet sako, aš praustis noriu. Tada sakau, nelipk. O šok, žinai, labai greit išlipo atgal. Labai greit. Šalta, nuostabi upė, fantastika. Bet ten viskas labai gerai. Maitinimas, atsiliepimai apie Zervynas. Nors atrodytų ir ten vieta tokia, kur tiesiog bet šiaip visą laiką ten būna. Ta vieta turi savo aurą, turi savo istoriją ir ten... Prie tų nakvynių, ar ne, grįžtant klausimas, bet irgi ką šiemet girdėjau iš dalyvių, čia ko mes neturim skriptę pasirašę, klausimas...
Zervynuose yra ta paskutinė naktis, kada dalyviai ten atsipalaiduoja, ten vėlgi susibūrė prie laužo, lygiai tą patį matom ir nuotraukas, ten yra užfiksuota. Jau atsiranda tos toksai, pasakymai ate, žinai, pasimatysim, nepasimatysim. Ir ne iš vieno dalyvio šiaip girdėjau, kad gal būtų mintis padaryti paskutinę naktį jau po finišo. Kur jau ir sekantį rytą, after parties, ne, kad po medininkų nereikėtų tau sugalvos, kad, dar ten tau važiuoti, pavyzdžiui, kažkas į Klaipėdą važiuoja, kažkas į Rygą, ar Estiją. Taip sakė, ar ne? Ne vienetai, aš buvo klausimų. Kelių sugirdėjęs. Ir sako, būtų taip fainai, tu tada grįžti, ramiai, atsisėdi, nusiprausi, sako, pasiemi, nežinau, maisto, pasiemi gėrimų, sėdi, šnekiesi, diskutuoji ir žinai, kad tau rytoj važiuoti nereikės. Ir tu savo gali atsikelti 12 dienos ir sako, tada važiuoti namo. Tai šitas gal konceptas irgi yra visai toks svarstytinas. Matysim, kaip čia kas dėliosis, ar ne, kiek ten tų galimų plotų yra ir kiek tų žmonių norinčių būtų. Kiek tų norinčių būtų, jo, iš tikrųjų, nes... Galbūt netgi per kitų metų registraciją tai galima būtų padaryti kaip atskirą opciją, žinai, pasirinkti, ar nori vakarėlio ar nenori. O gal privalomai bus. Jo, nes vakarėlį daryti po savaitės, tarkim, susibėgti visiems, tai turbūt nebebus jau to, emocija pamesta, jo, emocija prarasta. Vat aš papasakosiu apie tą paskutinę, žinok, pamenu, kai čia pati pradžia buvo, mes kalbėjom ir šnekėjom apie tai, kad paskutinė diena Zervynos medininkai įsijungia galvoj tas saugumas, jo, atsargiai namais kvepia. Ir dar ten lyja šiek tiek šlapia, bet taip nebaisiai. Ir netgi taip atvažiuojant mums ir mačiau komandos, kurios važiavo, niekas niekur nebelenkia, visi ramiai važiuoja, kiek aš mačiau, kiek susidūriau. Ir netgi pats vedu irgi taip ramiai. Ir komanda sako, ramiai, žinai, porą ten batonų ir sako, ramiai. Mes turim pasiekti medininkų, žinai, nors, pavyzdžiui, tas Zervynos, tada tas, vadinamoji, ta pipkė, tas visas, ne? Ir maršrutas yra, jisai šiaip nuostabus yra, kada mes jį darėm, tikrinom, tai švieži, ne? Tai buvo visiškai kitokia emocija. O grįžtant, ten 7 dieną jau toks ramiai. Pravažiuok, neprisidaryk ir tu ten neberizikuoji, žinai, tai toks, tai ar po to dar norėčiau, pavyzdžiui, aš, sakykime, after party, galbūt nežinau, bet čia aš nerodiklis, žinai. Taip. Jo, nes tavo mintis sukasi tik tais namai, dušas, sveikas, gyvas ir nusimk šitos smirdinčius botus, žinai, batus, atsiprašau, čia tas yra. Gal dėl to ir bus, gal registracija tiesiog bus kaip opcija pasižymėti ir, maršrutas. Kokie dalyvių atsiliepimai apie maršrutą, jo pateikimą, susipažinimą su juo, apie tą, ir čia netgi dar truputėlį praplėst norėčiau tos klausimus apie supažindinimą kiekvieną dieną su maršrutu, vakare su maršrutu, ryte ir ką girdėjot, kaip galvojat, kokie atsiliepimai. Su to briefingu, jo, vėlgi iš apklausos yra tokios maišytos nuomonės, ne? Vieniem tiko, kitiem netiko. Vieni norėjo daugiau informacijos sužinoti apie tai, kitiem ten iš viso neaktualu, ką patys matoma, ne kartais žmonės ten išvažiuoja vos ne prieš briefingą, nes kažkur skuba. Startavimas iš vis ten 7 ryto, ten taip, nėra. Tai visko buvo, ar ne? Tai kalbant apie patį briefingą, mes, sakykime, į dieną ten turim 300-400 km, mes tikrai visų ten tų, žinai, niuansų negalim pasakyti. Jie nėra ten tokie labai jau svarbus, ar ne? Turėjom vieną komentarą, čia kur palei Nemuną buvo toksai dauba ir per ją eina siauras tiltukas. Mano nuomonė, aš pats kaip važiavau, ar ne, kai tikrinau būtent tą ruožą, man jisai nepasirodė ten toks pavojingas. Ne, iš dalyvių aš gavau... Žinau tą vietą. Šiek tiek yra, bet tokia nebaisi. Žiūri į GPS-ą, matai, kas laukia. Matai liniją, ne, bet tu matai, kad ir tau kelias baigės. Vizualiai, tu nebematai kelio, ne? Tai logiška, kad tu pristabdai. Pasižiūri ir tada važiuoji, o ne ten kaitini 100 ir tada, oi, ką dabar daryti, ne? Tai šitoj vietoje aš manau, kad vis tiek mes norėtume palikti atsakomybę dalyvių spręsti ir priimti savo sprendimus, ar ne? Kaip jisai važiuoja. Nes jeigu mes pasakysim, kad žiūrėkit, čia yra pavojingi ruožai, tai jisai tiesiog, nebegalvos. Arba mes... Nes sekantį kartą atsiras kur nors kas nors netikėto, išgraužo, kuri atsirado iš po vakar
ir sakys, buvo nepažymėta. Yra, tai tokie yra dalykai- idėja, vat, kaip daro Gedzo per fiestas, tai yra kaip spausdinam jam šaudyklas, žinai, tai galima ant buso kiekvieną dieną atspausdinti su maršrutu ir pažymėti taškus. Va čia, ant buso kabinam, čia tik šiaip idėja. Jo, jeigu jūs ten išvažiuojat 6:30, tai va, tarkim, čia tik šiaip, va, dabar va gimė. Mintis gera. Galima, aišku. Kitas dalykas, nu vėlgi, mes tą maršruto atkarpą nepravažiuojam ten, nežinau, mėnesis prieš. Nu, kažkas pravažiuoja vėliau, bet, nu, principė 3 savaitės iki renginio starto, nes mes turim pateikti valstybiniai sienos tarnybai, ne? Tai per 3 savaitės ant daug kas pasikeičia. Atsiranda piemenys, kurių nebuvo, ne? Nes laukai pradeda aukti ir ten savo dirvonus ūkininkai saugo. Tai šitie išsitampo, ko mes važiuodami nesutinkam, ar ne? Ten tada atsiranda dar kažkokie kelio remonto darbai. Turėjom prie Būtingės uždarytą kelią. Kuris nebuvo uždarytas. Kai tikrinom nebuvo, ne? Tai tie dalykai, jie irgi, žinai, aplinka gyvena ir mes, kaip sakyt, negalim 100% būti tikri, kad viskas, ką mes patikrinom ten prieš 3 savaitės, prieš mėnesį ar pusantro, viskas atrodys taip. Aš puikiai atsimenu, kai mes darėm prieš laikrodžio rodiklę PL ir mes pravažiavom čia nuo, sakykime, nuo Zervynų link Vištyčio ir atrodė ten lengvas maršrutėlis, jokių ten kliučių nėra, o kai dalyviai važiavo, pievos užaugusios ir tu nieko nematai. Nu tiesiog, tai viskas tampa kitaip. Šiaip matosi, jeigu tu ne pirmas, mes važiavom, tai jeigu ne pirmas, jo, mes važiavom turistiniu režimu, nu, net ne visada turistiniu, bet taip, na taip sakykim, čia taip įvardinti, neviršėm ket. Taip, jo, taip. Pagal taisyklės. Kai kur skridom žemai, bet dažniausiai tai važiavom palsiaut. Tai nuostabiai tada, žinai, tu važiuoji, kelias GPS beveik nereikia, per tas pievas viskas, ne pievas, o apaugusius kelius, viskas matosi, tai viskas ten gerai, ta prasme, čia vedlio yra... Čia darbas. Darbas, jo, tu dirbi, žiūri, važiuoji pagal savo komandos lėčiausią, padarai iš jo po to greičiausią ir viskas, ir ten viskas all good yra. Tai. O buvo tokių nusiskundimų maršrutų, kad, na, kaip čia pasakyti, koks nors laukas atsirado suartas per 3 savaitės, kelias, atsiprašau, tapo lauku, arba tas piemenis, kaip sakant. Tai šitų buvo. Piemenis kiekvienais metais atsiranda kažkur tais, kur negali planuoti. Tai šitas atsiranda, ūkininkai tuos servitutinius kelius užsėja. Nu, čia tiesiog gyvenimo realybė tokia, ne? Tai, nu, ūkininkų ką mes galim pasakyti? Atsiprašom, bet... Už ką? Už tai, kad ten tos laukus paliečiam kartais, ar ne? Nu, nes tikrai mes yra, neslėpsiu, kur dalyviai turi važiuoti palei lauką. Ne per lauką, bet palei lauką. Taip, kraštu, kur kelias. Kraštu. Ir būna dalyviai važiuoja ten kartais. Tai mes stengiame šitą, kaip sakyti, sumažinti tą riziką, bet visko būna. Su dalyviais irgi kiekvieną rytą būna paminėta ir, kad žiūrėkit atsargiai, būkit geri, nevažiuokit ten. Jeigu net ir trekas eina ir matot, kad tai yra laukas, tai būkit geri, apvažiuokit tiesiog, tai nėra čiagi. Taip. Nes aš grįžtu prie maršruto, bendras balas įvertinimas iš 5 yra 4,6. Tai maršrutų dalyviai yra irgi patenkinti. Tai yra 2000 km, palauk, mes kažkurį podcastą, kaip kalbėjom, tai yra kaip nuo Lietuvos iki Ispanijos beveik off-roado, ne? Ar arčiau šiek tiek, ta prasme, off-roado, sakykime, ne? Tai yra didelis darbas visą šitą dalyką patikrinti, sudėlioti, apvažiuoti, patraukti medžius, išpjauti ir taip toliau. Tai jeigu kažkurioje vietoje atsirado naujas medis. Jo, atsirado koks nors tas naujas medis, papasako, kas ten buvo su to medžiu. Tai, nu kaip, mes irgi važiavom dalyvių maršrutą ir kažkaip tai mes, kadangi su džipu važiavom, tai radom porą medžių. Aišku, mes galėjome važiuoti keliu, mums ten būtų užtrukę 10 minučių ir būtume vietoj, bet mes netokie, mes nuvažiavom keliu, tai pjovėm medžius. 3. Nuvirtusius jau. Nuvirtusius, taip. Ne. Taip. Kurie gulėjo skersai kelio, tai pora buvo labai tokių liaunų, tai aš vienas įveikiau, o vienas toks buvo geresnis, jau rastelis. Tai bet išvalėm kelią, tai gali žmonės dabar patogiai važiuoti. Bet jūs ten media teamas ir organizatoriai, jūs ten ne tik valėt, jūs ten ir džipą skandinot, ten dėl nuotraukų ir medija darėte neįtikėtinus dalykus, kad gaut geresnį kadrą ir kad dalyviai pamatytų save
video ar Iš tiesų, socialiniuose tinkluose, ne? Taip, iš tiesų į tą vietą daug įdedam meilės ir darbo. Labai stengiamės visus dalyvius pabandyti įamžinti. Ne visada sekasi, nes vėlgi grįžtam prie tos situacijos, kad kažkas išvažiuoja dar prieš briefingą. Tada media teamas irgi jie yra žmonės, jiem irgi reikia pavalgyti, tai jie išvažiuoja kaip įmanoma anksčiau, bet ne anksčiausiai nesu pirmų dalyvių. Ir tada turim kitus dalyvius, kurie labai daug genda ir atvažiuoja pačiam gale. Tai mes irgi negalim laukti. Čia visą laiką toks svarstyklės. Jo. Iliustracijai galiu pasakyti taip, kad pirmi dalyviai gali finišuoti 2 valandą, paskutiniai 12. Tai va, jums tarpas. Kada... O fotografai yra su vienu auto o pasamdyti 6 fotografus dalyvio kaina up. Tai toksai, ne? Toks gaunasi. Pavyzdžiui, būtingi, jeigu tie žvyro broliai atvažiavo 1:30 ryte naktį, ne? Tai, Bet laimingi. Taip. Atvažiavo laimingi, bet tas toksai laiko skirtumas, ir tu visą laiką bandai. Ir tu su mašina irgi vienas dalykas, negali spėti visų užsivyti. Mes dažniausiai kaip taip važiuojam, prognozuojam tas sustojimus kas maždaug valandą. Tai per tą valandą kažkiek spėjai tų dalyvių apsilenkti, bet plius minus visą laiką gaunasi, kad tu esi vidury viso to pulko. Tai jeigu labai norit nuotraukų, važiuokit vidury. Aš džiaugiausi, buvo kada tenais, mes kadangi atostogavom, tai aš iš vis nesuprantu, kaip čia gaudavosi. Taip anksčiau 11 ryto, tai dar būdavo pilnos stovyklavietės, dabar ten 7 ryto tiesa pusryčiai, pakalbėsim dar yra, bet tu ten atsikeli 8:30, iš palapinės išlendi, pažiūri, jau nieko nėra. Per pusę valandos, 8 pusryčiai, pusvalandis tuščia, 100 dalyvių jau žinai, startas. Super startuojantis žmonės, tai jie matyt bandė jūs ir pavyti, žinai, ir aplenkti, nes aš media teamą pavijau, kurioje vietoje ten pakalnė šitam kalnelį. Ir mes taip džiaugiamės jo, ten tiesiog sakom, wow, kaip fainai, žinai, papulsim į kadrą, papuolėm, tarp kitko, ačiū labai. Nes nuotraukos jos tokios, labai gerai yra jas turėti. Kalbant tą startavimą ankstyvą, pusryčiai. Vienoj vietoje, vienoj stovyklaitėje, neatsimenu kurioje, ar Visaginas buvo, ar ne, kad pusryčiai pasirodė dalyviams per vėlai, atrodo 8:30, aš sakau jau, ar ne 8:30, lygtais kažkas, ar 8. Visaginė. Negi tiek dalyviai iš anksto trokšta startuoti, tai ar galim sakyti, kad mes pusryčių laiką pakoreguosim, tai yra jūs... Galim sakyti, kad... Reiks tartis iš tikrųjų su maisto tiekėjais, nes vėlgi dar kol kas sunku kažką, apie tai galima šnekėti, bet labai priklauso nuo maisto tiekėjų, nes jie tiesiog irgi turi savo... Jo, bet padiskutuokim apie, suprantu, dar anksti, bet padiskutuokim idealus pusryčių laikas Aplo metu. Koks? 7, 8, 9? Aš žiūrėdamas į tai, kaip važiuoja žmonės, sakyčiau, galima ramiai atsikelti ir pusryčius turėti 8:30. Didžioji dauguma, ta prasme, nes kiti atvažiuoja 3 į kempingą. Jisai niekur nesustodamas nespėja. Bet aš mačiau, jie jau stovi, spirga. Kur tie pusryčiai, mes jau gazuojam. Čia taip teoriškai galima sakyti, bet turbūt visą laiką bus žmonių, kas norės anksčiau. Nori sportuoti, nors tai yra atostogos, bet... Aš manau, kad 8 yra tas toks pakankamai optimalus laikas. Sakyčiau, 8 irgi palaikyčiau šitą idėją. 8 valandą yra pats tas, nereikia per anksti ir viskas good. Taip. Tai pusryčius 8 valandą, bet čia kaip jūs nuspręsit. Sauliaus noriu paklausti pažintinis. Pažintinis ekskursijos, papasakok šiek tiek trumpai atsiliepimus gyvus. Iš tikrųjų, šiemet buvo tas pirmas kartas, kai bandėm įtraukti daugiau ekskursijų į pažintinį, nes praeitais metais turėjom būti iš toj Mažeikių naftoje ekskursija, bet kadangi buvo nedaug dalyvių pažintinio, tai ten buvo ir bendri važiavo, bet žodžiu, konceptas buvo toks, kad tiesiog pasidaryti kas antrą dieną bent jau po ekskursiją ir pavyko puikiai, atsiliepimai labai geri, iš kai kurių vietų aš pats nežinojau, ko tikėtis, bet nustebino gerąją prasme. Ir tikrai ir dalyvių atsiliepimai irgi buvo geri ir tikrai paliksim šitą dalyką ir sekančiam metam. Galbūt kažką pažiūrėsim, gal šalia dar kažką pakeisti, gal dar kažką, bet
Bet šiaip pati mintis, kad atvažiuoti, susirinkti tam tikrą valandą visom komandom tam tikram taške ir turėti bendrą ekskursiją visiems, tikrai visiems patiko. O kiek kilometrų gaunasi pažintinio? Nes jie gali važiuoti nebūtinai tavo siūlymų pažintinio, jie gali ir patys šiek tiek savo daryti, ar ne? Ne, jie turi treką, jie turi maršrutą. Turi maršrutą, kuris yra tas pažintinis labiau, žvyro, sakykim, tai yra vis tiek yra trekas padarytas žvyru ir jie vis tiek važiuoja. Panašus atstumas gaunasi irgi kaip ir... Jo, jisai ten tik tai iš principo turbūt išvengia tų sudėtingesnių vietų, ar ne? Kažkur ten pravažiuoja, gal daugiau asfalto yra, nes irgi mačiau iš komentarų, kad norėtų dar galbūt mažiau to asfalto, kad būtų, bet čia vėlgi turim tuos iššūkius, kad tie keliai asfaltuojasi. Ir asfaltuojasi, ir kartais nesinori labai dirbtinai pritempinėti, kas jau net girdėjom ir iš dabartinio, nes tikrai buvo koreguotas šiek tiek trekas, kad, pavyzdžiui, padarytas apvažiavimas miestelio, žvyrų, kažkur tai aplinkui. Bet gaunas, kad turi padaryti tų raidę, kur tu ten realiai kilometras, tu važiuoji ten 3 kilometrus aplinkui, vien tik tam, kad pravažiuoti žvyro, o ne tiesiog kirst, kas nėra logiška ir, toks, tai čia toks, yra laviravimas visur toks. Nežinau, aš tai dariau kitaip. Nupieštas maršrutas, nori gauti diplomą ir medalį, važiuok. Tai mes taip ir darėm, tik tai tiesiog, vėlgi, čia šitas renginys yra daromas tiem, kas važiuoja, jeigu tie, kas važiuoja, sako, kad taip negerai, mes vis tiek turime atsižvelgti bent jau į jų. Iš tos komentarus. Taip, nes norėčiau dar šiek tiek pasiklausinėti apie tokias nuomonės, sakykime, su lengvesniais motociklais dalyviai gali sakyti, man per lengva, su sunkiais gali sakyti, man per sunku. Ir čia sunku visiems į tą vieną, kaip sakant, tą Varadėjo alėją visus įkišti ir sakyti, Sėkmės. Sėkmės sportė, susitiksim jo po metų, toks. Taip. Tai ten ir keturračiai juos traukia ir ten tas dalyvis, tas kiekvienais metais nuostabus žmogus, kuris pasitinka mus ten, tarp kitko sakė, pasitaisys, kitais metais dar daugiau vandens atsiveš prieš Varadėjo alėją. Taip. Prie manęs jau 2 kartus važiavo atvežti vandens, baigęs. Tai atsakant šitą klausimą, čia labai sunkus, dalykas. Aš šiemet, vėlgi, tu peržiūri tą maršrutą, gauni atgalinį ryšį ne iš tų dalyvių, ypač tie, kas seniau yra važiavę. Sako, žiūrėk, čia buvo tokia atkarpa, tokia darbinė, ar ne, kodėl ją panaikinom, ten tas anas. Ir mano tokia mintis yra galbūt, vėlgi, jeigu pavyks, jeigu galimybės leis, persižiūrėti, pasimti tos dar senesnių metų maršrutus, nes ten tikrai buvo daugiau tų perliukų. Dabar tas, sakykime, maršrutas, jisai yra toksai, pasidaręs, pavadinkim, labiau nugludintas, ar ne? Nes kažkur mus išvijo valstybės sienos apsauga, kažkur dėl didelių liūčių mes ten tiesiog, pavyzdžiui, tą ruožą išimdavom ir tu visą laiką dirbi ant tos paskutinės versijos ir tu ją iteruoji. Bet galbūt dabar reikėtų kokią 4-5 iteracijas pasimti atgal ir pasižiūrėti, galbūt mes galim kažką pagrąžinti, ar ne? Tai jo, bet aš visada norėčiau pabrėžti, kad tai yra antiek vis tiek puikiai išgludintas dalykas padarytas ir kas yra, nieko nėra aplinkui Europoje panašaus. Nieko. Paimkite aplinkui tas visas šalis, kurios yra šalia Lietuvos, kad taip važiuot, tai ką jūs darot, nėra. Ta prasme, prie maršruto galima, visada galima sėdėti, kabinėtis ir rasti, sakyti, man šitas posūkis nepatinka, žinai, tarkim, ne? Taip. Jo, bet tai, kas yra padaryta, žinant, ir tai, kai tu pravažiuoji ir tą matai, iš viso neįsivaizduoju, ką dar galima reikalauti. Karštas dušas, nebent, tai fainai būtų, jo, kai kur. Bet čia apie kaip tas maršrutas priklauso nuo oro sąlygų, ar ne? Jeigu mes prie Jurbarko, kai buvom Santis Latvijos, ne? Kur ten siuntė į WhatsApp grupę tas nuotraukas, kaip ten iš molio yra sulipdyti. Aš valandas važiavau sausą. Taip, aš atvažiavau į jo vietą už pusvalandžio, tai kadangi ten toks miškelis yra dar prieš tai, mes sustojom tenais pasifotkim, tai tam miškelį buvo slidu, o ten kadangi molynas, tai jiems tuo metu, kai lyjo, ten viskas pažliugė ir viskas šliaužė, o tada, kai mes atvažiavom, jau tas gruntas buvo biški, gruntiniai vandenys apmažėję ir tu jau galėjai bent kažkiek važiuoti. Aišku, ten tą ir mūsų džipą nešiojo, bet jau galėjai važiuoti. O dar po pusvalandžio ten dalyviai tiesiog važiavo ir nieks nieko nematė. Mes, žinai, kaip buvo lengvas kelias. Nesuprato, kad mes už šitą vietą, kadangi labai daug stojom fotkintis visur, fotografuotis, mūsų italas, labai jam patiko Lietuva, sako, čia Italija du, žinai, sako, antiek gražu, žinai, niekur neskabėjom.
Ir sakau, nu dabar jau atvažiuok, žiūrėkit, va, įkeltas video, tuoj bus. Ir mes su Dainiu važiuojam, galvoju, nu čia, nu liktais čia, žinai. Pravažiuojam vieną ruožą, antrą ruožą, galvoju, nu čia, žinai, atvažiavam. Sakau, man atrodo, jau pravažiavam, žinai, tiesiog vat, nepastebėjom nieko. Taip, va, taip. Tai jis keičiasi ant akių, tiesiog Taip. tau gamtos sąlygos. O žiūrėkit, dabar kitas klausimas, buvo tokių pageidavimų apie techninę pagalbą. Galiu klausti apie tai? Ką galvotumėt, ar reikia, ar nereikia? Ir aš kaip suprantu, buvo klausimas apie tech supporto mašiną, ar apie... Šitas klausimas jau ne pirmus metus. Bet visą tai atsiremia į kainą, aš kiek suprantu. Ir partnerių suradimą, kas to galėtų užsiimti kol kas. Tai jeigu... Čia, aišku, mes labai geri komentarai buvo ten, turėti bulgarkę, įsimesti į mašiną. Vėlgi, aš asmeniškai nesu statybininkas, aš tas bulgarkės gyvenime rankose laikęs, bet... Instruktažą nepraėjęs, namie neturiu. Ne? Tai mums šitą bulgarkę iš kažkur įsigyti reikia. Ne? Jeigu mes ją įsigysim tik tai APL tikslais, tai nuguls į bilieto kainą, iš principo. Ne? O tas daiktas, kas negerai, o tas daiktas kažkur gulės. Aišku, galima pasiskolinti, ar ne? Galima dirbti turbūt ten kažkokių tais rėmėjų pagalbos, ne? Ten, nežinau, galbūt mus nori koks nors, ten, nežinau, stokeris paremti ar kažką tai. Bet tokių minčių, nes iš dalyvių tai jie pageidauti gali pageidauti. Jie labai daug ko nori, ne? Aš irgi turbūt norėčiau. Yra tokios ribos, kur tu atsiremi į kainą, ir taip yra. Aš tokį, kaip sakyt, aš kaip media teamas turėjau, aš susidėjęs tokį lauknešėlį įrankių, kažkokių ten kamerų ir panašiai vežiausi. Tai kameras padalinau, įrankiais pasidalinau, tokį, žinai, pirmos pagalbos rinkinį. Aš turėjau susikomplektavęs ir vežiausi. Tai galima būtų pagalvoti, vakare, ten, nežinau, autobusė, jeigu yra vietos, turėti kažkokią didesnį įrankių dėžę tam, bet vėlgi, čia turbūt nuo rėmėjų ir kiek rėmėjai galėtų mums pagelbėti šitoje vietoje, tiek mes už. Ką jūs galėtumėt parduoti, kabutėse, tikrai, tai yra veidrodėlius, žinai, universalius, nes lenkiant, prašymas, tai nežinau, apie lenkimo taisyklės kažkokią atskirą ar instruktažą ar kažką tikrai reikia, nes, tą, ką mačiau, tai ten kai kurie taip, bet kai kurie specialiai nepraleidžia, lyg tais Dakaras būtų ir tau specialiai trukdo. Krizinė vieta, ne? Jo, nors čia ne lenktynės, bet pavojinga. Tai veidrodėlių tikrai trūkumas, nes po pirmos dienos, po antros dienos jau žiūri, kad ten nebedaug lygia, žinai, pas kažką. Čia gal apskritai reikėtų, nebūt konkrečiai kažkuriems dalyviams, apskritai visiems, kas važiuoja motociklu, turbūt orientuoti situacijai, kas darosi, gerai, tu neturi veidrodėlių, tai nepamiršk pasuk galvą, nes tave galbūt kažkas lenkia, ne, šitas momentas yra. Esu girdėjęs, o girdėjau lygiai taip pat su lenkimais, važiuojant link Būtingės buvo, ne? Sausa, labai daug dulkių ir kažkas lenkia, išvažiuoja prieš priešinę, ant žvyro, ne? Dulkių debesyje. O tu važiuoji dulkių debesyje ir ten, sako, žiūrėk, tas dalyvis taip lenkia, o matomumas yra ten 5 metrai. Tai, žinai, gali būti atvažiuoja mašina iš priekio. Tai tokių durnų lenkimų būtų gerai, kad dalyviai išvengtų, nes tikrai mes nenorim kažkokių tai įvykių ir nemalonių situacijų. Supratau. O atsiradusi naujovė ir WhatsApp grupė, kuri buvo tokių atgarsių, girdėjau, kad galbūt tai kito socialinio tinklo, Facebooko galbūt grupė būtų, gal kiti matytų, nežinau, čia galit pakomentuoti? Aš tai matau vieną pliusą, labai buvo faina matyti visus online rašančius, aš pats kėliau ten Jurbarke valgau, taip skanu, važiuokit taškas čia ir tu daliniesi online su visais, nuostabi idėja, labai gerai. Palaikysit šitą dalyką? Jo, tikrai taip, tik tai iš pradžių tai buvo mintis, kad tai būtų kaip informacinė vieta vedliams, dėl to iš pradžių buvo pakviesti tik vedliai, bet matom, kad yra poreikis, kad tai būtų visiems, tai galbūt dvi grupės atskiros. Viena, kur bus informacija oficialiai, kad nereiktų scrollinti ir ieškoti tarp postų, o kitas bus, kur tiesiog feedas, kur dalyviai gali dalintis informaciją
kur ten va, Santis važiavo, rado trešnių, numetė. Tai aš jį sustabdžiau jūsų zonai, sakau, stop, jisai kas atsitiko, laikas kapsi. Sakau, tu turi 2 variantus, sakau, čia yra labai skanios nemokamos trešnės, arba važiuok laiką, žinai, nesako, aš einu trešnės, ačiū tau labai, žinai. Tai va, mes ten. Jo, ir greičiausiai jo, ir tai reiks padaryti prieš, ir aiškiai iškomunikuoti, kas kam, kada. Tai šitas grupės klausimas iš tiesų ir jos pačioj pradžioje ir nebuvo. Tai tie dalyviai, kur ten sakė, manęs neįdėjo, tos grupės ir nebuvo. Ne? Tai ta grupė atsirado maždaug ties viduriu. Jo, gal 2-3 dieną, man atrodo. Jo, 3 dieną, kur buvo tas tiltelis, man atrodo. Kur reikėjo staigiai pasidalinti informaciją. Jo, tiesiog tai aš paprašiau Sauliaus, kad sumestų visus kapitonus, vedlius. Nes buvo iš pradžių vedliai, o po to atsirado visi, kad visi matytų. Vedliai po to pridėjinėjo savo kolegų, savo komandos narius, kas norėjo prisidėjo. Tai čia jo, toks iš mūsų pusės šitoj vietoje daugiau organizacijos kitais metais tikrai bus ir bus daugiau informacijos. O tas, tai bus kaip, nes dabar tas grupsas dar egzistuoja, ten šiuo metu tyla dabar yra, bet bus tas pats, ar bus naujas, ar dar čia bus naujas. Naujas bus, ne? Tiem dalyviam, kurie važiuos. Supratau. Ok, tai grįžkime dabar prie naujovės, kuri buvo net Vištytės VGR-as, greičio ruožas. Papasakokit idėją ir atsiliepimus, aš įsiterpsiu, ką aš mačiau gyvai, kaip pasiteisino, įdomu, neįdomu, lūkesčiai, atsiliepimai. Aš manau, kad man tai pasiteisino, man kaip organizatoriui tai atrodė labai fainas dalykas. Bet išduok paslaptį, užbėgu už akių. Pats tu ten važiavai tam karjerę? Važiavau. Karjerę? Nevažiavau. Vienas dalykas, aš buvau vienas, aš mačiau, kaip estai su 12-9 tenais, kapojo. Aš mačiau. Bet kai tu esi vienas su 12-9, tu nežinau, ar tu pasiryštum taip daryti, kaip jie darė, ne? Bet jie buvo 5, tai tu tada biškai kitaip savo ambicijas ir svorį vertini. Aš tam tikrus karjero epizodus aš išsibandžiau, viskas ten įmanoma. Į tą daubą, tenais į apačią aš tikrai nelindau. Iš mano pusės, kas tam VGR galėjo būti geriau pačiam karjerė, ne, tai galėjom sumarkiruoti. Tai būtų padėję. Būtų padėję, ar ne, nes tu turi tiesiog liniją ant tuščio lapo, ar ne, ir tu dabar žinok, čia pataikai, ne, čia pataikai. Bet ten nelabai kažkur ir nuvažiuosi kitur, tik tais tą pačią ten. Tai į tą jo, o tada, kai iš to iškylė ir važiuoji link ten to tokio apsisukimo ir grįžimo, išvažiavimo iš karjero, mano mintis buvo nuleisti jūs dar į vieną daubą. Ir kažkas buvo pravažiavę ją, bet po to mačiau, kad didžioji dauguma dalyvių tiesiog jau po tos daubos pravažiuoja krašteliu. Ten po to iškelimo, palauk, aš padėjau, atrodo, gal 2 mocus išnešt, kiti ten mačiau, stovėjau kaip nešėsi, jau buvau sotus, aš jau nebenorėjau. Ten tikrai sotus, laimingas, sotus, iki to norėjau pasipypinti, atvažiavau, gavau dozę, smagu, faina. Ačiū, dabar važiuojam šitą tą fainą keliuką, kur tas buvo, kiek ten, 20 km turbūt ar kažkiek ten. 12, jo. Turbūt, jo, ir ten toks, nuostabus, labai labai. Tai tai šitoj vietoj aš manau, kad tas vidutinio greičio ruožas įdėjo tokį kažkokį prieskonį, nes pati diena, jinai iš principo, ką girdėjau iš dalyvių, kad labai faina ir super diena. Bet pats, kai važiavau, kai tikrinau tos dienos maršrutą, jinai gaunasi per trumpa. Tiesiog per trumpa. Be VGR? Be VGR. Aš kadangi važiavau VGR, netrodė trumpa. Tai jo, bet, aišku, tai yra jau 4, 5 diena. Jo, ten toksai geras startas būna, labai greituminiai, labai atsidaro visos ten adrenalinas ir tu ten atidarai viską, ką moki. Ir to užtenka galbūt. Nežinau. Mes kai tikrinam tą visą maršrutą, mes suvažiavam, aš bijau sumeluoti per 5 valandas. Gal. Tai aš dėl to, būtent tas VGR-as, mano pirminė mintis buvo kelti jį į šiaurę Lietuvoje. Bet Lietuvo šiaurė tam tikrų komplikacijų turėjo, plus man iš Kauno patogiau nuvažiuoti buvo tenais ir tas VGR-as buvo labai gerai vietoje rasta. Balas bendroji sumoje iš 5 pačios idėjos, kad tai yra vidutinio greičio ruožas, tai yra 4,16, tai yra geras balas. Tai yra, vadinasi, to dalyko reikia, pasitobulinti visada galima, kur vėliavėlė į kairę, į dešinę, kaip supratau, to būtų užtekę ten papildomai ir tiek žinių.
o kas nenori, tas atvažiuoja ten nosį pakrapštyti ant krašto karjero ir pažiūrėti, kaip kiti nešioja 12,90 į smėlio kalną, tai tiesiog irgi visada galima. Tiesiog, nesižudant, man patiko asmeniškai ir nemačiau nei vieno surūgusi ten, tik su šypsenam. Arba jūs labai gerai dirbot, kad visus su šypsenam. Ne, iš tiesų visi pakankamai laimingi ten ir buvo. Ten kiekvienas turėjo savo iššūkių, iš merginų komandos pastrigo, apsisuko, išsikapstė, kažkas ten su sunkesniais mocais galėjo, buvo vietos apsisukti ir išsikapstyti, išvažiuoti per atsarginį išvažiavimą. Tai VGR'as bus kartojamas? Norėčiau pakartoti tai. Tai bus. Norėčiau pakartoti. Tai ar bus VGR'as, ar bus kažkoks kitas ruožas, kur jisai bus, va čia matysim, bet ta tokia papildoma rungtis, aš manau, kad visai gerai. Ok. Dar norėjau vakaro aptarimai. Grįžkime dabar prie tos bendrystės ir vakarinės dalies. Asmeninė patirtis. Visi grįžta ne vienodai, ne vienodų laikų. Stengiasi, aišku, ant tos vakarienės pataikyti, bet kadangi tu esi visiškai ramus, kad ta vakarienė tau ir liks, ar tu 2 valandų vėliau atvažiuosi, gal jinai bus netokia karšta, bet vis tiek bus. Tai nėra taip, kad 6 valandos ir visa 100 dalyvių susirenka, ne? Bet iš asmeninės patirties ta vakarinė dalis, jinai tokia labai faina bendrystė vyksta, bent jau, bet gal čia yra dėl to, kad daugiau tų žmonių pažįsti, kartais sunku praeiti pro palapinę laisvai, nesako, ateik čia, žinai, reikia kažką tai paragauti ten, susipažinti ir taip toliau, ir 3 palapinės tu žiūri, kad jau smagu. Lašinukų užtenka. Jo, bet tai labai faina, nieko nedauginant, viskas labai gerai. Tai ar buvo atsiliepimų iš dalyvių, kad ta bendrystė vakarinė dalis yra gera, ar norėtų dar kažko daugiau, žaidimų galbūt, arba tų, kaip čia pasakyti, naujokų įtraukimo daugiau į tą bendruomenę tokią, ar turit kažkokių planų, nežinau, kaip tą galima padaryti. Jūsų nuomonė apie tai? Mes kiekvienais metais visą laiką turim šitą diskusiją. Jis yra labai sunki diskusija, nes mes turim, anksčiaugi būdavo tik tai lėtas važiavimas. Kaip pavyzdys čia. Prieš Rusnė. Kaip žaidimas. Rusnė. Būdavo tik tai lėtas važiavimas. Tada mes pernai startavom su užduotim, kur reikia nusifotkinti, sukelti, ar ne? Tada atsirado rato montavimas, šiemet atsirado VGR'as. Ir čia tokios dieninės veiklos. Kiek komandų atėjo į ratų montavimą? Jeigu jie sako norim, kiek komandų atėjo į ratų montavimą? 4, man atrodo. Iš viso? Jo. Tai va čia ir yra toks, kur atrodo noriu, bet nenoriu. Tai va iš tų 4 dar buvo estai 2 komandas pasidalinę, kur šaunuoliai estai iš tikrųjų, nes jie ten sugebėjo padaryti šou tokį gerą su vaidyba. Aš važiavau su jais keletą etapų, tai ten tokie kosmonautai, fantai iš gerosios pusės, tokie crazy guys, kad tarp kitko dar parodė labai gerą laiką darydami šou. Taip, tai smagu žiūrėti. Antras, man atrodo, laikas buvo. Tai šitoj vietoj mes norim įtraukti tos dalyvius, ne? Bet mes negalim ateiti prie kiekvieno palapinės, paimti už rankos ir dabar sakyti, žinai, kaip pavyzdys, Sauliau, einam susipažinsim su Antanu, Mykolu, Petraičiu. Ir teatro negali daryti visiems tokio. Ir teatro negali daryti. Galbūt mes norėtume padaryti, žinai, vakarinį podcastą ten, kur susėdam ir pasišnekam. Bet tu visą laiką svarstai, žinai, kiek tų dalyvių susirinks, kiek ten nori tavęs klausyti, žinai, kai ten tu atvažiavai, tu esi pavargęs, ar ne? Ir man atrodo, buvo toks bandymas kažkada bandyti, mes apie Dakarą norėjom su dalyviais pasišnekėti, bet rezultatai tie norai gaunasi tokie, kad vis dėlto kolektyvas į savo grupeles. Ir ten jau po to, kada jau ten visi jau viskas yra apsiprausę, palapinė stovi, alaus paragauta, ten pavalgyta, tada jau taip po biškį link laužo artėja, tie, kas nori bendrauti. Bet turbūt ką pats pasakai, artėja link laužo. Tai Dzerinos turbūt yra labai geras pavyzdys, kur yra vieta, kur yra susibūrimas, tai yra laužas. Tai ten žmonės sueina, būna kartu aplinkui, ten dalinasi. Tai ir aš įsivaizduoju, jeigu tu esi naujas žmogus, pirmą kartą atvažiavęs, gal ten, ar jūs esate nauja komanda, ten gal 2-3, aplinkui nieko nepažįstat, gal iš pradžių nedrąsu ir taip atrodo, kad tai gal mintis būtų pirmą vakarą irgi tokį panašų kokį nors laužą daryti, kur vieta, kuri yra skirta susibūrimui, nes dabar yra visi kažkur ten išsibarstę, galbūt biškai sunku. Jo, gerai tai idėja. Jeigu turėt vietą susibūrimui, ten kažkokį laužą, kad ir tą patį laužą, kur gali, net jeigu tu esi naujas,
žinai, kad čia ateina visi tokie patys kaip tu nauji, Taip. atsisėsti ir natūraliai tada gausi kažkokie pokalbiai. Aš galbūt atsimenu, ir- kai tą iškrovėm Afriką, parvežė į tą Afriką, kur ten taip. 4 kartą ar kiek ten buvo. Padangą keitė. Aš ten Kamerą- savo kameras kamerą keitė. atidaviau jam ir savo kompresorių, sakau, nebevarkit, kolektyvas, turėkit. Tai vat irgi diskusija, kas nutiko, 20 Taip. žmonių aplinkui stovi, galvoja, uodus Tai gainėje. va, turi būti kažkoks Nu, susibūrimo turi būt taškas. Tai va, toksai- tai va, jo, tai va, jo, jo. galbūt ateityje, va, kad ir pirmą vakarą irgi gal kažkaip pagalvoti apie kažkokį bendro laužą, bendrą susibūrimo vietą, ten, o diskusijos, man atrodo, ten jau natūraliai atsiranda. Jo. Ir kalbų po pirmos dienos irgi atsiranda, kas kaip, kur važiavo, ką matė ir kas kaip nutiko. Tikrai taip. O tai stovyklaitės mes apkalbėjome, maršrutas, kiekvienais metais jisai vis tiek yra toks, norisi, kaip ir sakėjai, įdėti vis tų perliukų. Taip. Va, labai svarbus klausimas dalyviams, ar brangs APL? Ar galima tai pasakyti, ar ne? Šiai dienai neplanuojam, kad brangs kitais metais. Labai norėtume išlaikyti tą pačią kainą. Nu vėlgi, geopolitinė situacija gali keistis, ne, ekonominė situacija gali keistis. Jeigu ten viskas baisiai nesubrangs, tai nu, turėtume, mūsų tikslas nėra užkelt kainą, kad atsijoti kažkokius dalyvius. Ne? Mūsų tikslas yra sukurti atostogas, kad žmonės galėtų komfortiškai, patogiai, gerai pravažiuoti ir nereikėtų jiem per daug galvoti, ką daryti. Na, aš suprantu, nes čia Tai- sodyba pabrangs maistas, pabrangs tas ir tu, nu, taip yra. Tai šiemet irgi, kaip sakyt, mes darėjomės, kad ant tą kainą išlaikyti, kitais metais mes darysim tą patį. Tai ir čia nėra, kaip sakyt, mūsų, čia kaip enduro klubo tikslas, ne? Tai mes nesiekiam čia užsidirbti. Nu, ne žinau. mūsų pirminis tikslas. Žinau, Ne? matematiką galiu patvirtinti, tikrai kolektyvas čia yra neuždarbio siekianti organizacija. Šita organizacija nori jums emocijų. Tai va, tai mes Tikrai. norim sukurti geras emocijas. Geras emocijas, šiais laikais geras emocijas sukurti kainuoja. Ne? Tai, nu, kaip bebūtų, yra rėmėjai, kurie prisideda prie tų gerų emocijų sukūrimo. Ačiū jiems už tai. Ačiū, ačiū. Jo, ir yra dalyvių tas indėlis. Tai, vat, tai yra tos dvi sudedamosios, kur ten, kaip sakyt, mes su Sauliumi įdedam darbo ir sukuriam tokį renginį. O aš dar norėjau paklausyti, aš atsimenu, kai buvo nauji metai, buvo bilietų aplo pardavimas, dabar tikriausiai vėl tas pats bus, ir buvo toks nuskambėjęs įdomus faktas, kuris mane suintrigavo labai, kad žmonos, moteris perka savo vyrams aplo kaip dovaną. Buvo tas dalykas, Taip, ne? taip, Iš tikrųjų taip. buvo, ne? Kalėdom. dovaną. Kalėdom paėmė Taip. ir nupirko aplą, tai aš jeigu gaučiau tokį dalyką iš ko nors, tai čia būtų, nu, fantastika. Tai yra nuostabi kalėdinė dovana. Jeigu kažkas nežinot, ką padovanoti savo vyrui. Jo, Geriausias dovanų kuponas. Jo, geriausias dovanų kuponas APL 2027. Tarp kitko, gal jau ir datą turite 27 metų? Turim datą, tai bus... Birželio 26, Liepos Liepos 2. Jo. Taip, Palauk, Liepos čia mes 2. turėjom Liepos 3, tai bus jo 26, Liepos 2. Birželio 26. Pakartokim dar sėki, kada bus, kad Tai- galėtų Hebra. Taip, 27 metų APL bus Birželio 26, Liepos 2. Liepos 2 yra penktadienis, ar ne? Penktadienis. Penktadienis? Su galimybė after party ir tada finišas Galbūt Liepos 3. šeštadienį, Jo, bet Gali afterpartis ne Medininkų pilyje, kai būdavo anksčiau. Ne, ten ne, tas- kažkur šalia greičiausiai. Jeigu bus, tai bus kažkur šalia, kad nereiktų toliau važiuoti, bet nu, ne pačioj pilyje. Kad galėtų atsipalaiduoti žmonės ir tiesiog pasidalinti įspūdžiais. Ir nereikėtų 8 ryte valgyti pusryčių ir skubėti kažkur. Šiemet mačiau, dabar apie tokius būtinius dalykus noriu paklausti. Šiemet mačiau, jau buvo ir organizatoriai priėmėt sprendimus dėl pakrovėjų. Tai yra dėl pakrovėjų, dėl rozečių papildomų ir nors ten atrodydavo, aš net ten Labai įdomu. kažkas sudeštuoji, žinai. Bet Aštunkojai. lygtais viskas visiems užtekdavo, ne? Tai šitoje vietoje klausimas buvo išspręstas. Nebuvo tokių, kurie ten nebeturiu kur prisijungti. Nu kažkaip kažkas kažkur vis tiek ten. Nu kažkaip pavykdavo. Nu, Pavykdavo ten šitas dalykas. Kažkada kažkas tikrai, piko metu tikrai kažkas nieko, nu negavo, kuris įkišti ten to pakrovė, bet nu, čia išsisprendžiami dalykai, tai aš manau, kad lyginant taip, kaip būdavo anksčiau, tai labai pavyko. Labai. Kokį baisiausią komentarą girdėjot iš Aplo dalyvių atvirai? Baisiausią komentarą. Per lengva. Kas čia tai pasakė? Nu, buvo, kad norėtųsi, kad būtų sunkiau. Tai vat šitas, čia kalbu apie tradicinę dalyką. Bet čia lengvas pasakė Mocas, ne? Ne 1-2. Nu, ne virš litro. Ne virš litro. Čia tikrai. iš kroselkų. Pas tave?
pažintiniam kažkaip nebuvo. Ai, dėl pirmos dienos, kad galbūt biški mažiau, biški dar daugiau žvyro, nes ten gal kažkur buvo Asfalto gabaliukas. asfalto kažkiek. Tai, jo, tai šitą vietą galima pažiūrėti. Bet iš kitos pusės pirmą dieną, kaip šiemet parodė patirtis, kad gali PPL baigtis ir po 5 km. Taip. Aš lygiai taip pat irgi savo komandai sakiau, jokių šiandien ekstremų. Susivažiuojam, finišuojam, pabiškiai įsigazuojam. Pirma diena yra tam, kad apšilt ir nepersistengti. Ten buvo tokių, sako, aš jau noriu pasmaukti, vienas iš mūsų, žinai, sakau, tai gau, bet sakau, atsargiai, žinai, žiūrėkit GPS-ą. Už 5 km ištraukiam jį iš pievos, sakau, dar nori nebe, viskas, važiuojam, žinai, gerai, sakau, tai va ramiai, žinai, gau. Tai va, buvo fainai. Foto užduotis, kurias jūs teikėte, kad atvažiuok, kad tu įsitikintum, kad tu ten tikrai buvai. Mes jas darėm, bet iš tikrųjų, kadangi atostogavom, tai tingėjom kelti tą telegramą, čia jau mūsų bėda, bet mes dėl to visiškai neperginom, mes tą darėm dėl savęs. Bet buvo tokių foto vietų, kurios aiškios atvažiuoja, Taip. bet ką fotkint, neaišku. Ar buvo tokių komentarų ir mes fotkinom beleką, kas atrodo įdomu. Tai viskas gerai. Iš principo su tom foto užduotim jas reikėtų konkretizuoti labiau. Pernai, pavyzdžiui, aš neturėjau tokio atgalinio ryšio apie tai. Šiemet gavau. Lygiai taip pat, nežinau, pavyzdžiui, tu naudojasi, ar pernai tu nevažiavai, bet pernai dalyviai siuntė mailais nuotraukas. Oi. O dabar tai nežinau, buvo botas, dabar buvo per tą botą. Tai nežinau, ar čia buvo geriau, ar čia buvo blogiau. Vat šitoje vietoje galbūt reikėjo ir klausimyną uždėti, bet nežinau, ar patogiau dalyviam buvo, ar ne. Pernai turbūt apskritai daugiau komandų žaidė. Jo. Bet vėlgi, aš čia matau, galbūt yra, sakykime, mano spraga, nes aš pernai sugebėdavau atvažiuoja media teamas, padarom nuotraukas ir tada aš einu dar susėdu, supildau Excelius ir tada išmetu lentelę turnyrinę. Darbo kiek tau ir taip rūpesčių pilna. O šiemet aš kažkaip tiesiog nebeturėjau jėgų tą daryti ir aš to nedariau. Ir matomai dalyviai ant to nepasikabino. Taip. Nes tada vėlgi užsikūrė azartas, ar ne? Tai šitoje vietoje čia turbūt mano klaida, kad aš taip tą visą rezultatą išmečiau tik tai po APL-o. Tai kitais metais bandysim kažkaip tai padaryti greičiau, geriau. Nes vienas dalykas, iš admino mes tuos rezultatus gaunam ten 90 ryte sekančią dieną. Tai reiškia, tas rezultatas kaip minimum visą laiką plus viena diena. Plus viena 24 valandas, jo. Jo, vėluos. Tai šitas variantas ir jo, iš tiesų atrodo, kad tu atvažiuoji į kempingą, tai Andrius išeina, sakykime, montuoti video ir tvarkyti nuotraukų, kurių mes ten pridarom milijonus. Tu tada ateini pasiklausi, kas pasauliu nutiko, nes pas jį gaunasi... Eiliniai darbiniai klausimai ten yra. Reportai, kas susilaužė koją, kas ten, nežinau, pasitraukė dėl kažko kito. Tada tu praeini dar per kempingą, pabandai pabendrauti ten su kažkokiom komandom, pasižiūrėti, koks feedbackas iš jų yra. Ir žiūri, kad jau viskas. Tu pavalgai vakarienę ir jau... Tamsu. Tiesiog arba tamsu, arba jau būnim biškutį pavargęs. Tai, O mes dar svarstėm, įdomu, važiavam, kadangi sritis kompiuteriai, ten komanda irgi kompiuteriai. Tai šitą svarstėm, ar įdomu, jeigu fotkintumėm beleką, kaip čia tas chatbotą apgautumėm ar ne? Nebūtinai toj vietoje, o tiesiog važiuojam, graži pušis, nes pasakyta, toj vietoje nufotkink kažką. O mes ten 100 km už kažką. Taip, įdomu, kaip suveiktų. Šitoje vietoje tas chatbotas, jisai iš principo netikrina, ne? Jūs ką įkėlė, tai įkėlė. O kita medalio pusė yra tai, kad mes kaip adminai galim peržiūrėti nuotraukas ir mes jas tikrinam. Tai šitoje vietoje kaip ir tu su kita pušim nepraeitum, ne? Nebent ten jau toks, žinai, nusifotkinkit miške, tai ten jau nepasakysi, kuris miškas, ne? Bet sukonkretinus užduoti, identifikuojant, nežinau, stulpelis 416 ar ne, tai tu jau jo nieko nepadarysi. Bet tada yra aišku, ką nupaveiksluoti. Bet jeigu nupaveiksluok akmenį, tai tas akmuo bus ar taip, jis bus kažkoks. Jo, bet jeigu atvažiavai, nufotkink kažką, tada toks gali, kaip sakai, bet čia yra tau, o ne,
savo tu darai tą dalyką, tai mes važiavom visą kelionę, kaifavom, džiaugiamės su šypsenom, lyjo, tada buvo slidu, viską, vis tiek šypsojomės, nu buvo fantastinės atostogos. O dar norėjau tokį įdomų, bet prie bagažo grįžtant, Sauliau, kiek tonų perkroviai? Mes kažkada stojom skaičiavom, tai ten gaunasi, kiek tonų tu perkroviai? Apie 2 tonas ryte ir 2 tonas vakare. 2 tonos ryte, 2 tonos vakare, tai tu apie 25 tonas pakilnojai vardan Apple. Grubiai. Nu, atmeskim 4 tonas čia tiesiog. Nu, sakykim, taip. Ja. Jaučia? Bet turiu pasakyti ačiū dalyviam, kurie atvažiuoja anksčiau ir tikrai prisideda prie šito dalyko. Tikrai nebuvo taip, kad stovėtų žmonės ir lauktų savo tašą, aš ten vienas kraučiau. Jeigu ten ryte gal daugiau darbo yra sukrauti, nes tai tiesiog atvažiuoja palieka. Bet vakare jau, kai atvažiuoja žmonės, tai nori pasimti tašas, tikrai būdavo stoja tiesiog eilutė, įsirikioja ir bendrai aš metu iš būsiko žmogui ten sekančiam ir sukraunam gražiai, iškraunam, padedam. Ir... Turėjai klausimų dėl bagažo dydžio? Turėjom iš tikrųjų, nes kaip ir buvo sakyta, buvo apribotas ir tūris, ir svoris. Kaip visada atsirado žmonių, kurie ten biški pačytino. Bet smarkiai ar čiučiu? Ne, šiemet nebuvo taip, kad būtų ten, kai tikrai girdėjau iš aplinkinių dėl, kodėl pas mane čia tokia tašia, o pas jį va čia gariūnė ir taip, bet mes tašias svėrėm, tikrai nebuvo ten, nu jeigu ten kilogramas į vieną pusę. Ten jeigu 15, tai 16 kilogramų, tu ten tai tikrai galvos nerauni. Nepradėsim ten apie tai kalbėti, tai kai kurie ten užėmė gal daugiau vietos, bet svoriai visų buvo panašus. Galų gale mes vis tiek ten prasisvėrėm, ten kur buvo tos super, sakykime, tos sunkios tašės, ne? Tai prasisvėrėm per komandą ir tas svoris atitiko. Jo, nes kadangi yra, kad susideda dviesiai į vieną didelę tašę. Jo, ten atvažiuoja 2-4 mikso tašė, ten, žinai, kuri ten taip pagal mūsų apribojimus į tūrį netelpa, nu, bet ten 2 žmonių. Ten 2 žmonės, nu, tai bendroji sumoji, nu, tai... Tai viskas taip, 60 kg ir 30, šiam 120 litrų. Šiemet buvo toks iššūkis, kadangi tų dalyvių biški daugiau buvo klausimas, ar tilpsim, ar nereikės antro busiuko, bet tilpom, tai... Nes tikrai labai pergyvenom. Jo, čia buvo toks vienas iš didžiausių, kur atvažiuosim ryte ir žiūrėsim, kas bus, tilpsim ar ne. Tai man patiko tavo piešinys ant buso reklamą atidirbtas rėmėjams, kuris, nu, bet čia jau buso problema, kad ten jis palūžo biškį. Jo, nes čia buvo, čia irgi tokia istorija buvo, kur pasiėmėm autobusiuką ir jo ir važiuojant aš supratau, kad jisai rodo, kad tau liko nuvažiuoti 200 km. Ir po to nebeužsivesiu, nes tiesiog sugedot bliu. Tai, bet ačiū jo mūsų GBI rentui jo. Iš karto pakeitė į kitą autobusiuką. Be jokių klausimų, ryte pasiėmėm kitą. Be klausimų, tiesiog. Jo, labai puikiai Kebra sudirbo. Greitai. Iš tiesų labai malonus partneriai buvo. Turiu pagirti ir Kamoto, aš buvau nustebęs. Nuoširdžiai buvau nustebęs, kaip mus fainai priėmė. Klaipėdai? Jo. Žiauriai fainai. Nu, ta prasme, žmonės mandagus, šilti, su šypsena, kartono lapai pasitiesti po motociklais, kai keiti tepalus, paruošti, įrankiai, paruošti, ta prasme, visko naudotis gali. Jeigu nenori pats daryti, turėjo žmogelį, kuris, nežinau, tau už 5 eurus oro filtrą išplaudavo. Nu, wow, ta prasme, žinai, tikrai didelis ačiū. Labai tikimės, kad kitais metais irgi bendradarbiausim toliau. Taip, ir pas juos ten apsipirko žmonės. Nu, tai, aš... Abipusė nauda, aš kaip suprantu. Abipusė nauda. Nu, tai labai iš tiesų džiaugiamės visais rėmėjais, tai, sakykime, GBI rent, Kamoto, baterį, švyturį, ne, tai čia tie didžiausi. Ir begalės kitų prisidėjo, kurie vienas vieną ranką, kitas 2 pridėjo ir taip toliau, tai visiems ten. Tai taip. Ir, tas, sakau, galų gale didžiausi rėmėjai tai ir buvo patys dalyviai, ne, tas su savo bendromiškumu. Iš tikrųjų, net iki tokių dalykų, kur mes kažkada su dalyviais dar prieš APL pradėjom šnekėti ir buvo kažkoks klausimas apie tos pačius prailgintuvus. Jis sako, ar bus prailgintuvų? Jo, sako, šiemet tikrai, jau kalbėjom, tikrai pirksim. Tai pats dalyvis sako, žiūrėkit, aš pakalbėjau pas įmoniai, mes jums duosim prailgintuvus, mes paremsim prailgintuvais. Tai toks, wow, kaip čia atrodo, net prašyti nereikia, žmonės patys prisijungia, prisideda ir tam, kad tas visiems būtų gera ir smagu turėti tas atostogas ir kelionę. Labai gerai.
iš dalyvio pusės, važiuodamas po to ilgo laiko vėl, kad Aplas netaptų varžybom, netaptų, kiek įmanoma daryti atostogas, kad nebūtų jokio tokio lekiam. Ta prasme, kad vat yra liktų tas toksai relaksas, kada tu gali pasmaugi, kada pats gali pasmaugi, kada nori atsipalaiduoji, kad nebūtų to tokio, kaip čia pasakyti, laiko smauk, kad tu jo aplenk, taip, adrenalinas ten įsijungia pas kolektyvą, bet nebus 27-ais Aplas varžybos, liks atostogos. Ne. Tikrai ne. Mes, 100% galim mes irgi ne už tai, galų gale mes puikiai suprantam, kad Apple, visą laiką ta tokia pakankamai didelė dalis tų dalyvių būdavo tų pradžiamokslių. Tai jeigu tu juos įmesi į kažkokias varžybas ar ne, natūralu, kad jie pradės varžytis, ne? Tai su tais, kurie gerai važiuoja, kaip pavyzdys. Tai arba turėsim labai daug traumų, arba bus labai nepatenkinti dalyviai, nes ką aš čia veikiu, ne, ir kodėl, Taip, arba greit iš Aplo pasitrauks. Arba greit pasitrauks iš Aplo. Aš manau, kad varžybų Lietuvoje yra pakankamai, kur tu gali važiuoti, čia tiesiog yra atostogos. Ir nereikia ten tas varžybas, žinai, važiuoti 7 dienas. Tai... Jo. Ne Dakaras. Tikrai ne. Ne Dakaras. Varžybom ten, jeigu labai jau ten norės dalyviai, pagalvosim kitą formatą. APL2 kokį nors. Tai jeigu visą šitą apklausą sutraukti į vieną sakinį, ką atsakė dalyviai, ačiū jiems, kad jie dalyvavo apklausoje, ačiū jums, kad jūs ją padarėt, į vieną sakinį apibendrinant gerai, blogai, kas labiausiai patiko, kuo veža Aplas, kuo bus 27-as pats kečiausias enduro renginys Lietuvoje. Iš medijo prasme tai jau iškart žinau, kad jisai bus jo visais atvejais geriausias. Tai nežinau, aš tai tiesiog džiaugiuosi, kad dalyviam patiko, ten nežinau, galim pasakyti iš rinkodarinio termino, kad NPS mes buvom pasidarę, ten iš 10 balų skalį įsivertinom, tai ta prasme, žemiau 8 mes neturėjom, tai reiškia visiems patiko, visi rekomenduotų, tai čia yra super. Aš tiesiog, tas vidinis, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko tokį gerą rezultatą išspausti. Žiauriai džiaugiuosi ir esu patenkintas, kad į pažintinį žvyro sutraukiam daugiau dalyvių. Jisai bus. Jisai bus ir labai norėtume, kad iš tiesų žmonės pasiryžtų ir atrastų jį, nes jisai yra labai fainas. Ne dėl to, kad mums reikia dar daugiau dalyvių, nes... Jį pravažiuoja, o po to jie mato šalia tą tikrąjį, vadinkim, ir po to jiems jau nebe taip baisu pereidinėti tą. Tai yra toksai laiptelis į... Jo, bet ir šiemet tikrai buvo tie, kurie važiavo tiesiog pirmus metus enduro, kur ir tikrai galvojo, sako, mes būtume, žinau, kad važiavo pusę, būtent pusę žvyrinio ir būtume jį sakė, kai gaila, kad baigėsi, būtume žinoję, gal kažkaip visą būtume važiavę, bet pabandėm, norim dar. Tai tikrai buvo labai geri atsiliepimai iš to klausimų ir tikrai kartosim, tikrai stengsime dar labiau padaryti, dar įdomesnį, fainesnį. Labai fainai pavyko, aš sakyčiau, pernai gal net tiek buvo, nežinau, kažkaip žmonės netrado to pusės APL varianto. Labai fainas buvo. Šiemet buvo, kaip sakyt, labai pasiteisinęs dalykas. Tie, kas pernai pravažiavo pusę ir ten sugedo ir nefinišavo, tai šiemet pasirinko antrą pusę ir užbaigė savo pirmą APL. Bet noriu pusės, jau kitais metais jau noriu pusės. Žinau, kurį važiuosiu, tą patį tą perliuką Aplo, nesakysiu, neišduosiu, kuri čia yra pusė. Tai šitas momentas labai fainas. Man labai patiko patys dalyviai šiemet. Tikrai, sakykime, prieš tai mes turėdam, sakykime, vyresnius. Ne? Ir dabar mūsų amžiaus vidurkis, čia diskutuodami per APL, sumečiau čia GPT, ar ne? Amžius tų dalyvių ir, man atrodo, vidurkis ten ar kem 5 gavosi. Pakankamai aukštas. Visų. 45, tai nėra toks jau žemas, ne? Bet šiemet turėjom daug tų tokių jaunesnių žmonių. Ką girdėjau iš tų jaunų žmonių, tie, kas jau antrą APL važiavo, ar ne, pavyzdžiui, pernai ir šiemet, tai šiemet buvo žymiai labiau patenkinti, nes sako, nėra tų senųjų, ne, grandų. Vilkų. Senųjų vilkų, ne, kurie ten... turėdavo tam tikrų savo aspektų ir tai šitas jiem labai patiko.
Tai reiškia, ateina pagaliau turim tą naują kartą, kuri prisijungia. Nauja karta, aišku, atsineša savo iššūkius, bet nepaisant to, dabar pagrindinė problema, ką sako dalyviai, ne, tai kad nori tos dar daugiau bendrystės, kaip tą daugiau bendrystę sukurti, va, čia yra mūsų tas toksai turbūt pagrindinis. Ir šiek tiek komforto tam tikrose stovyklavietėse. Jo. Tai čia pagrindiniai akcentai, ką kitiem metam koreguoti. Tai... Ja. O visa kita, tai aš manau, kad panašu pagal rezultatus, kad mums puikiai pavyko, puikiai čia galbūt kiauras 5, ar ne, ar ten 10, tai bet pavyko gerai arba labai gerai. 4-8, tai čia Tai aš džiaugiuosi už tai, žinant tiek, kiek mes įdėjom darbo, ko dalyviai nemato, ar ne, o kiek ten to darbo yra už kadro. Tai, aš tikrai mačiau, daug. kiek žmonių dirbo ir kiek tai buvo darbo daroma, tai, tikrai pagarba, lenkiuosi, jūs padarėt, kad visi būtų laimingi su šypsenom. Tai dar sėki pakartokim, kada bus aplas 2027? Birželio 26, Liepos 2. Ir tada turėsim savaitgalį ir išeisime Mindaugidės, tai pasigalvokit iš tiesų. Labai gerai ten viskas dėliojasi. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti estam iš tiesų, kurie ištraukė mane su džipu užklimpusi baloj. Tada, kai prie elektros linijos būtingai. Skandinai mašiną, ne? Kur aš bandžiau Sauliui paskambinti, neveikia telefonas, tada rašiau SMS, kad šiaip ne taip paskambino, aš maždaug girdėjau taip, aš tavęs negirdžiu, aš skęstu su džipu, man reikia traktoriaus. ir maždaug atsiųsiu koordinatės. Aš jau pradėjau ieškoti, bėgioti ten to traktoriaus, jau šiaip ne taip jau netgi beveik radom. Tada sako, nereikia, mane išnešė. Ai va, tiesa, o į kurią pusę bus aplas? Turit minčių, ar kol kas dar anksti? Apple'as bus prieš laikrodžio rodiklę. Aš manau, kad daryti atvirkščiai yra... Ne. Būtų labai fainai padaryti, bet dalyviam tai ne, ypač tiem pirmiesiams. Čia ko gero mes kalbam tik jo, geresnė patirtis, o kadangi kas pirmą kartą važiuoja tikrai yra nemažai, tai geresnė patirtis yra būtent sukti važiuoti taip, kaip šiemet važiuoja. Taip, po biškį auginiesi, kaip sakyt, atsirandė tie įgūdžiai. Nes tas lengvas yra Visaginas, jis palyginus lengvas toks. Dabar įsivaizduok, tu išvažiuoji iš Medininkų ir tu turi atvažiuoji visą tą savo maršrutą iki Zervynų ir dar vakare, kai jau esi toks, pavargęs, pirmą dieną dar, tau 10 km to smėlio ruožo tenais. Ten negalima. Plus dar galbūt ten ir vakaras, ne? Priklauso kaip sekasi. 300 kg, ten jeigu taip sąžiningai, tai ten tikrai vakaras. Nes startuosi 11 geriausia atveju. Taip, nes medininkai, ne 8 startas medininkai. Jo, startuoji 11, ne? Plus dar ten toje elektros linijoje, tam ruožė, ne, guli tie rastai sumesti. Tamsoj nepamatysi, labai skaudės. Tai šitoj vietoj, kaip ir dėl įvairumo pusės, aš visą laiką norėčiau mainyti, ne, prieš pagal, bet iš tos racionalios saugumo pusės turbūt teisingas variantas yra važiuoti prieš laikrodžio. Taip. Pagal laiką suspėjai, su šviesa atvažiuoji į Visaginą, gauni karštą maistą, gauni gražų kempingą, gauni dušai, šalia ežeras, kavinę, šiemet dar koncertą gavom. Dar koncertą gavom, nemokamai koncertavo, nepamenu grupės, bet kažkas iš... Ir dar gali su dalyviais susipažinti, prisėsti, daug stalų yra, tai tas labai patogu. Šalia plovykla. Kas labai stebina, kad žmonės plauna motociklus. Aš niekada nebuvau tas. Prieš atvažiuojant jau. Aš važiavau, buvo bairis, šitą, tarp kitko, nuotrauką gal neparodysiu, bet važiavom dviese su Transalpu, sakau, labai dulka važiuojam dviese ir šitie akmenės jau cementas, bet ne cemente, bet jau išvažiavus, tiesiog miško keliai, laukai, ir tos balos tokios nekaltos, bet ten visur cementas nugulęs, ten, 30 km spindulių turbūt jisai, Ir taip važiuojam ir jis taip nekaltai, bala tokia mažytė, kur nieko. Jisai ją paėmė ir nurūko, bet buvo toks smūgis, aš gavau viską ir cementas. Iš karto pasidarė tamsu, man dar taip nėra buvę, bet visas cemente, sustojau aklai, tiesiog aklas stabdymas buvo, sustojau aklai, nusėmiau akinius, išspjaudžiau cementą, ir galvoju, okei, ir pradėjom važiuoti, pažvengiam, Dieve, purvina, Ir pradėjau jaust, kad pradeda kietėti. Ir kietėti ne kaip purvas, o kaip cementas, Viskas pradėjo kietėti rūbai. Realiai. Tai gerai, kad buvo plovykla.
Tai šitą komandos narys pasiėmė šitą kercherį, aš atsistojau visas va tai va kaip stovi, žinai, ir kartu su motociklu. Jo, tai va toks nuotykis buvo. Šiaip va dar apie karjerus pašnekėjai, prisiminiau, ne, kur turėjom tą kasyklą. Žemkasė. Žemkasė, Oi, ane? nuostabus žmogus dirba, jo. Tai Kitais metais, man atrodo, reikia su jais pašnekėti ir Jo, pasidaryti jisai punktą specialiai normaliai. parodė viską, užkūrė tą aparatą, papasakojo istoriją, 20 tonų kelią, ten, Taip. wow, ten kosmosas. Tai tie, kas dalyviai, kas neužėjo, nes ten reikėdavo sulaukti, nes ten būdavo jisai surenka grupę, tu tada įeini į tą žemkasę, jisai ten tave pasukioja, parodo, kaip tas kaušas ten kasa. Taip, Žiauriai fainai, žiauriai malonus žmogus, žiauriai ačiū, kad jisai kiekvienais Taip, metais mus ten taip, priema taip. ir pasidžiaugia tuo, kad mes atvažiuojam ir ten parodo. Tai vat šitą, kaip sakyt, visiems dalyviam rekomenduotina ekskursija yra. Tikrai Jo, ir atvažiavus tą karjerą. atsidėkojimas jam, nes jis daro tai tiesiog, va, Taip, jisai tiesiog iš geros širdies, Emocija. džiaugdamas. Neprašytas. Taip. emocija ir su tokia emocija pasakoja, kaip jis tą 20 tonų tiesiog va tai paima, pakelia, išmeta, žinai, ten, ir mums įdomu, žiauriai įdomu, ir leidžia ten, kas leidžiama ten pavaikščioti ten, sakykim taip, tai, Jo. wow, tikrai. Strėlę gali užlipti. Nežinau, ar galima, bet leidžiama pavaikščioti ten, kur galima pavaikščioti. Taip, Tai, teisingas atsakymas. jo, tai šitą, tiesiog, va, ta dušė žmonių, kurie tave pasitinka aplo metu. Žinai, va, ką sakė italas važiuodamas Lietuvą. Pirmas punktas, tai mes daug stojam fotkintis, nes sakė, tokios nuostabios šalies aš nemačiau, sako, duokit man minutę. Tai mes į ten ir prie laukų, ir prie viskas, sakau, let it be, žinai, kaifuojam. Tai šitą fotkinamės, o antras sako, jūsų vaikai mojuoja taip, kad, sakau, mes anksčiau saldainių veždavomės, kartais stojam, dalinam. Sako, man tai už dušas grėpė. Sako, aš važiuoju, sako, važiuok, sako, kaimai, šoka vaikai, žinai, ir tau visi mojuoja. Tai jis vat, buvo, kaip čia pasakyti, emocija buvo jam vat, atvažiavus iš Italijos, tai pasako, pas mus Italijoje viskas uždrausta. Viskas uždrausta. Tik tais nelegalūs tokie, kaip sakant, pasivažinėjimai, o čia keliais. Dar galim pasidžiaugti. Čia dar galim, tikėkime, galėsime.